Labas vakaras. Žmonės nuo amžių džiaugiasi muzika, sėmėsi joje stiprybės ir paguodos, muzikos garsais išreikšdavo savo jausmus, nuotaikas, idėjas, norą gyventi. Akmenės muzikos mokykla šiomis dienomis atšventė 5 metų jubiliejų, taip pat ir įkurtuves. Iki šiol muzikos mokykla glaudėsi po Akmenės vidurinės mokyklos stogu, o nuo šiol ji turi savo patalpas, savo namus. Kaip sekasi juose dirbti, kalbėsime su mokyklos direktorė Izolda Gulbinienė ir keletą šios mokyklos mokinių. Mokytoja, jūs savo svajonę įgyvendinot. Prieš 5 metus Akmenės miestelyje pradėjo veikti muzikos mokykla. Gal galite trumpai apibūdinti, kokia ji buvo prieš 5 metus, o kokia ji dabar? Prieš 5 metus buvom tik tai 3 mokytojai, o dabar mūsų jau 13 esam. Neturėjom tada savo dar stogo, bet buvom laimingi, kad mes iš viso atsiradom, dirbom viduriniai mokykloje po pietų, o dabar, kaip matot, aišku, mes laimingi, kad pagaliau turim savo atskiras patalpas, kad galim interjerą puošti savo taip, kaip mums norisi, kad esam nebepriklausomi nuo nieko, kad savo namuose šeimininkai. Nors ačiū, buvo visai neblogai ir malonu bendrauti ir viduriniai mokykloje su mokytojais, kai išsiaiškinom, kas kieno kur padėta ir nebeužkliūdavom, įvedėm tvarką. Buvo gerai ir ten, bet aišku, kur tu rasi geriau, kai turi savo namus. O ar dabartinė mokykla yra tokia, kokios jūs norėtumėt? Galima sakyti, kad tokia, kokios norėčiau. Jo. Jinai yra graži, labai skiriu didelį dėmesį estetiniai pusiai, kokie koridoriai, kokie vestibiuliai, holai, klasės, sienos kaip išdabintos, kokia tvarka yra. Tai vat, kada mokykloje dabar visa šita estetinė pusė, aš manau, yra labai neblogai. Mokytojas Ringienės ir mūsų dailės mokytojas Rūtos Kučinskaitės dėka išdabinta ir Akulavičienės pastangom dar daug kur apipavidalinta. Tai manau, kad vaikams čia miela, gera ateiti, traukti. Turėtų jos traukti šitą mokyklą. Kiek mokinių mokosi šioje muzikos mokykloje? 90 su trupučiu. O kokiais muzikos instrumentais gali mokiniai išmokti atėję groti? Gausiausiai yra fortepijono klasė ir kaip taisyklė daugiausiai visi nori mokytis fortepijono specialybės. Be to nemažai vaikų nori mokytis akordeonų. Turim po keletą vaikų smuiko klasės, fleitos klasės, birbynės klasės, kanklių klasės ir chorinio dainavimo specialybė, kurioje taip pat yra fortepijonas kaip papildomas instrumentas ir daug dainuojam. Ar esate kur toliau išvykę koncertuoti su muzikos mokyklos mokiniais? Per tuos 5 metus, jau 6 persirito į antrą pusę, esam buvę ir Rygoj, esam buvę ir Vilniuje, ir Kaune. Ir savo rajone, daugiausiai savo rajone esam koncertavę, bet tos tolimesnės kelionės, tai šitos, tie miestai. Ačiū Jums už pokalbį. Kablelis, vokalinė muzika, kam skirta vokalinė muzika? Kam skirta vokalinė muzika? Kas yra vokalas? Ko jūs dabar sakysite? Kad dainuoja. Tai aišku, Gabrielį dabar dainuoja, kas yra vokalinė muzika. Ir dabar jūs turėsit parašyti, kokie būna vyrų, moterų, vaikų balsai. Vaikų diskantų, moterų sopranų. Kablelis, reiškia, čia tas antras klausimas ir po jo yra kablelis.
Kuogi jūs vardu? Kas? Balys. Kokiu instrumentu grojate? Fortepijonu. Fortepijonu ir fleita. O kiek metų mokotės groti? 4. Na, o kiek kitų? Aš 4 su fleita. O ar mėgstate koncertuoti? Mėgstu. Normaliai. Kokiu instrumentu grojate? Fortepijonu. Fortepijonu. Kanklėm. Ar kiek metų lankote mokyklą? 4. Aš taip pat 4. Ar dažnai koncertuojate? Nu, dažnai. Dažnai. O kur dažniausiai? Kultūros rūmuose. O kokie kūriniai tau labiausiai patinka, iš kurių tu groji? Gal labiausiai sonatinas. Ačiū tau. Dešinė ranka. Sol, mi. Dešinė ranka taip pabrauk. Kuogi tu vardu? Diana. Kokiu gyvų instrumentu tu čia groji? Fortepijonu. Kiek jau laiko lankai muzikos mokyklą? 2 metus. O ar kai baigsi mokyklą, norėsi kur nors groti ateity? Gal norėsiu. Kokie kūriniai tau patinka iš tų, kuriuos tu groji? Etiudas. O kodėl? Nežinau, kažkoks įdomesnis. O gal gali jį pagrot mum? Da gerai nemoku, bet... Nu, truputį. Viskas. Jau senai buvo, sakyt, nu prašau, į. Pradėk nuo pat pradžios, į. Thank you.
Priminu būsimų pirmokėlių tėveliams. Jūs esate kviečiami į mokyklą parašyti pareiškimo, jeigu norite, kad kitais mokslo metais jūsų vaikas pradėtų lankyti mokyklą. O mes susitiksime kitoje mokyklos pulso laidoje. Ja žiūrėkite Raudonų širdelių vakare.